Sveiki, šiandien papasakosiu, kaip Priusai nuo 2005 iki 2008 metų patikrinti voltažą akumuliatoriaus. Tai nebūtina testerį turėti, šitą mašiną turi ir šią funkciją. Tai ko mums reikia? Raktelio, aišku, tamsu, atsiprašau už tai, parkingė esu, nespaudžiant atstabdžio kojos, tiesiog įjungiam degimą. Degimas įsijungia, užsidegė ekranėlis. Ir dabar ką reikia padaryti toliau, tai dviejų rankų reikia šitam dalykui, kad pasižiūrėti. Tai pradžiai reikia paspausti va šitą mygtuką, čia užrašyta display, paspausti ir laikyti. Ir su kita ranka reikia, va čia kur yra šviesos, tai reikia nuo išjungimo į parkingą. 1, 2, 3, 4. Taip padaryti vienu metu. Vieną ranką čia, pirštas spaudžia vieną mygtuką, kitą ranką pasukioja šitą svirtelę 4 kartus. Ir dabar taip, padėsiu kamerą, kadangi negaliu su abiejom rankom padaryti, tai vat, ką aš darau. Paspaudžiu ir 1, 2, 3, 4. Taip, įsijungia toks meniu diagnostikos. Čia yra daugiau dalykų, kuriuos galima patikrinti, bet šiandien tikrinam voltažą. Spaudžiam ant meniu, service checkas yra display checkas. Čia kažkokias galima ir spalvas pasitikrinti, ir panelį, ir taip toliau. Tai taip, mes šiandien tikrinsim voltažą. Kuris čia palaukit? Voltažas, štai mūsų voltažas. Šitoj baterija yra 11,8, greitis, dar kažkas. Tai va, toks principas, kaip galima pažiūrėti akumuliatorius, ar neišsikrovęs, ar išsikrovęs, ar kraunasi ir taip toliau. Beje, užkūrus. Ne, užsikūrė ir va, matom 18,8 ir akumuliatorius kraunasi. Tai va, toks principas, ačiū už dėmesį, gal kažkam pravers.